Centre atsakinga už mediją programą, su koordinatorė Mediadesk biuro Lietuvoje. Anksčiau dirbau koordinatorius, kaip čia, pagalbininkė, tada, kada Mediadeskas priklausė Tarptautinių kultūros programų centrui. Dar prieš tai esu dirbusi kino teatre Pasaka, o dar prieš tai su režisieriumi Arūnu Mateliu, jo studiją Nominum. Aš kino centre esu atsakinga už viešuosius ryšius ir leidybą. Baigiau komunikacijos ir medijos studijas Lavro universitete Jungtinėje Karalystėje, dar studijų metais ir po to šiek tiek dirbau žurnalistikos srityje. Grįžus į Lietuvą viešųjų ryšių agentūroje, tuomet štai lapkritį pradėjau dirbti kino centre. Tai čia ir toliau, kaip sakiau, kuruoju viešuosius ryšius, leidybą, komunikaciją, žodžiu. Manau, kad puikiai moku anglų kalbą, galiu bendrauti rusiškai. Taip pat minimaliai susikalbėti vokiečių, prancūzų, bet tai yra jau minimaliai ir mandagumo frazėmis, bet kartais tai praverčia. Na, mano kalbos tai irgi gana minimaliai anglų kalba, žinoma, ir šiek tiek rusų. Deja, dar trečios kalbos nemoku, bet labai planuoju išmokti artimiausiu metu. Su kūčiom! Kažkokia laiminga, kad šiandien atvažias Tomas, Ana, vaikai. Visi pagaliau metasi vieną kartą susėsime už bendro stalo. Sako, per Kalėdas būna paduodama daugiausia pareiškimo skyryboms. Jei imi mane žmonos akivaizdoje, tai čia nėra neištikimybė, ar ne? O ką, jeigu aš pasakyčiau jai, kad pastojau nuo tavęs ir ką paskui padariau? Aš nesakau, tu esi geras vyras, puikus tėvas, bet žinai, tas dvigubas gyvenimas. Paradas metų įvykis, jo, tvaimas, metų įvykis, ane? Ko čia, blėt, spoksot? Marš į virtuvę! Jis pradėjo pasakoti apie santykius, seksą ir aš tiesiog klausiausi jo. Net nepajutau, kaip mes atsidūrėm ant sofos. Jis giliai kvėpuodamas baigė į mane. Mes visi tyliai norim, kad nors mus pamatytų kažkas novas. Kiekviena kino mugė, jie patys turi savo reikalavimus filmams, ar ne, ir Berlinalėje buvo prašoma, tarkim, kad filmai būtų tie, kurie teikiami, kad būtų nauji filmai, tai reiškia, kad galbūt neparodyti Kanuose, tai reiškia naujiems, dar nematytiems filmams teikiamas prioritetas. Tai būtent šita graži paletė 6-7 filmų ir buvo tie lietuviški pilnametražiai filmai, kurie dar buvo nauji ir atitinkantys šitos kriterijus. Mintis kilo iš knygos, kuri parašyta iš pokalbių su vaikais. Tai yra Vandos knyga, Juknaitės knyga, Tariamas iš tamsaus, ir ten yra pokalbiai su vaikais ir daugiau nieko, klausimai, atsakymai. Ir perskaičius tą knygą, aš buvau, nežinau, kaip čia pasakyti, sužavėta, man tai pasirodė labai įdomu ir poveikis tos knygos lyg tai būtų aukščiausio lygio poezija, o iš tikrųjų tai yra tik tai pokalbiai. Tai vat, man buvo labai įdomu suprasti, kas ten atsiranda tarp tų eilučių ir kaip gimsta tos įžvalgos mintis iš tų pokalbių. Iš kitos pusės, galbūt pats pokalbis mano filme irgi tampa kaip objektas, kaip aš noriu ir apie tai kalbėtis apie tai, kad reikia kalbėtis. Tai gal ir tas irgi buvo labai svarbu, kodėl ten liko tik pokalbį, nes pradžioje aš galvojau, kad aš naudosiu kažkokius intarpus, kažkokius perdengimus,
bet supratau, kad iš tikrųjų labai sunku yra konkuruoti ir su vaiko veidu, arba jeigu jau pradedi konkuruoti, tai tokia nelygi konkurencija. Ir tada reikėjo apsispręsti, kas man svarbiau. Tai vat, man svarbiau liko tas žmogus ir kalbėjimas su juo. O jeigu reikėtų nupiešti skyrybas, ką tu nupieštum? O kaip mano tėvai skiriasi ar apskritai? Iš grožio jinai man patiko, bet po to supratau, kad jos charakteris tikrai netoks geras, kaip aš tikėjausi. Pavyzdžiui, ranką galiu užlaužti. Tada dar galiu už ausų patampyti. Tada dar galiu numesti, pastumti. O dar norėjau paklausti, ar tu tiki į Dievą? Tai aišku, kad tikiu. Tai aišku? Geras klausimas. Kai aš jį kūriau, aš galvojau, kad aš jį kūriu suaugusiems žmonėms. Bet pastebėjau, kad ir vaikams tas filmas patinka. Kiek girdėjau, kiek matė vaikų, aišku, nelabai gal mažų, bet šiek tiek vyresnių, tai jie turi apie ką kalbėtis, jiems kyla klausimai ir jiems buvo įdomu. Bet aš manau, kad kiekvienas ten filme turbūt savam sluoksnį jį supranta ir ten vienokio amžiaus žmonės jį supras vienaip, vyresni kitaip, dar vyresni dar trečiai. Tai aš galvoju, aš ir kai kūriau balkoną, irgi galvoju, kad jis yra suaugusiems, bet labai daug žiūrovų tarp vaikų surado. Po premjeros filmo vieni žmonės priėjo, sakė, visą filmą verkiau, labai liūdnas filmas, labai nuliūdino. O kiti priėjo, sakė, visą filmą juokiausi. Reiškia, labai lengvas, toks neužgrūzinantis, reiškia, toks filmas. Tai jį galima pasižiūrėti visiškai skirtingai. Ir aš, kaip čia sakyti, man atrodo, aš tengiuosi kažkur ten per viduriuką, nenorėjau nei, kad jis būtų ten kažkoks labai liūdnas, nei kažkoks ten žiauriai juokingas. Jis man toks nėra. Bet turbūt galima jį pasižiūrėti iš vieno, iš kito kampo. Galima pasižiūrėti, kokie tie vaikai išmintingi, kokie neįtikėtini. Galima pažiūrėti, kad jie labai nelaimingi, kai kas ten mato, kad jie nelaimingi. Man jie netrodo nelaimingi. Aš manau, kad pasaulis tai yra žmonės. Pavyzdžiui, žiūrėkit, ledai. Mes buvom ledų gamyklai. Ledus daro ne žmonės, o tokie aparatai, bet tos aparatus vis tiek sukūrėm žmonės. Tai... Gerai, jeigu mes jau čia kalbam tokiais... Rimtais klausimais? Rimtais klausimais. Tai kaip tu pasakytum, kas yra meilė? Aš prie nieko neprisirišu labai, nes anksčiau ir vėliau vis tiek reikės įsiskirti. Iš tikrųjų, keista man toksai filmas, kuriame vien šnekama, kuris net ne visai panašus į filmą ir labai kažkaip tai neramu tas susitikimas su žiūrovais, kaip ten jie priims, kaip jie ten ar nenubrauks iš karto, neatsisakys žiūrėti, čia vien plepalai, bet kažkaip tai juos... Liktai užsimezga kontaktas ir paskui yra apie ką kalbėtis. Ir man patinka, iš tikrųjų, ten mano draugė buvo su sūnum, kad jie po filmo išeina su sūnum ir sūnus ten užduoda jai klausimus ir jie toliau kalbasi. Tai man patinka, kai tai būna po filmo. Pristatymas užsienio kino mugėse anksčiau buvo rengiamas skirtingų organizacijų. Vien dėl to, kad nebuvo kino centro, ar nebuvo kitos organizacijos, kuri vienytų kino industriją Lietuvoje ir galėtų atstovauti ją bendrai. Tai, kad dabar kino mugės imasi organizuoti kino centras, man atrodo, tai yra gražaus tęstinumo ir kaip tik tobulėjimo tokių projektų
puikiai pradžia ir ateityje vertindami šių metų rezultatus, ateinančių metų rezultatus galime tik tai tobulėti ir daryti geriau.